Naktigonė su Genovaite Petroniene. Labas vakaras, mėly klausytojai. Ir štai mes vėl kalbėsime apie šeimos psichologiją ir šeimos problemas. Šį vakarą kalbėsime apie jas jau kitų kampų, ne taip kaip praeitą, kai kalbėjome apie tai, kaip padėti poroms, o kalbėsime iš tokios platesnės, gilesnės ir labai tokios kontroversiškos perspektyvos. Tai būtent apie tokį labai įdomų šeimos konsteliacijos metodą, kuris yra paplitęs tiek užsienį, tiek pas mus Lietuvoje, ir vieniems jisai patinka, kiti labai abejoja, bet šitas metodas ir ta teorija, kuriuo pagrįstas šis metodas, labai daug gali pasakyti apie tai, kas iš viso vyksta šeimose, apie pačią šeimos struktūrą, kodėl atsiranda žmonių problemos, kaip jos susiję su šeima, kas vyksta tėvų vaikų santykiuose, vyrų moterų santykiuose ir kaip problemos persiduoda iš kartos į kartą. Ir taip pat labai svarbi problema, kuris siejasi ir su šiuo metu, ką tik buvo vėlinės, tai mūsų santykis su mirusiaisiais ir kaip jisai veikia mūsų gyvenimą. Bet aišku, apie tai pakalbėsim truputėlį vėliau. Ir mano pašnekovas šį vakarą tai sisteminis šeimos psichoterapeutas Kazimieras Daugiela. Labą vakarą. Taigi, mėly klausytojai, kalbame, kaip išspręsti psichologinės šeimos problemas. Mano pašnekovas Kazimieras Daugiela. Ir ketiname pakalbėti, kaip santykis su mirusiais veikia mūsų gyvenimą. Taigi, norėčiau plačiau šitą temą išgirsti nuomonę. Iš tiesų, santykis su mirusiais, kaip nebūtų keista, kaip tenka pamatyti iš praktinio darbo, terapinio darbo, sakysim, nors aš norėčiau kalbėti, sakykime, galbūt nespecialiais terminais, terapinis darbas, psichoterapinis ar, sakysim, psichologinės problemos. Norėčiau kalbėti apie tai, kad tai yra iš visų pirma žmogiškiai sunkumai, bendravimo sunkumai, dūšių sunkumai. Sakykime, mes galbūt neįverdam problemos, ne problemos, jeigu man sunku rasti bendrą kalbą su savo artimu, pasitikėjimą vyro, žmonos, tėvų, vaikų pasitikėjimą. Sunku rasti ryšį arba jaučiamės lyg atšalę viens nuo kito. Arba, sakykime, kažkaip taip pykstamės. Iš tiesų, čia būtų kalba apie žmonių santykių klausimus ir apie dūšios sužeistumą arba dūšios gijimą. Taip, iš tiesų, čia daug žmogiškiau skamba. Jeigu problemos, lygos. Psichologija, psichoterapija. Taigi visų pirma žvelgiu į tai kaip žinias apie gyvenimą ir pagalbą mūsų dūšiai. Drįstu vartoti lyg tai tokį ne specialisto terminą, bet kalbant, man atrodo, kad visais laikais žmonės suprato, kas tai yra šeimos dūšė, žmogaus dūšė. Taip? Netgi tais laikais, kada sakykime, visiškai buvo lyg netikėjimo laikas ir kai kurie buvo visiškai, sako, aš visiškai ateistas, aš komunistas, ateistas, man tikėjimo nėra, Dievo nėra, bet jie vis tiek sakydavo, vat mano dūšia verkia. Skauda dūšia, taip, arba džiaugiasi dūšia, taip, džiaugiasi siela. Taigi tokiais terminais visais laikais žmonės kalbėjo, kadangi tai realiai yra ir netgi visais kalbėdavom apie šeimos dūšią, šeimos siela, tautos siela, šeimos. Taip. Tokiais terminais mes kalbėdavom ir visi, sakysim, galbūt savo viduje supranta, apie ką eina kalba. Mes visi tai turime, visi tai išgyvenime. Ir štai, kaip būtų įdomu, sakykime, kad vis dėlto santykis su išėjusiais, apie ką kalbam šiandien, kaip tik palydėjo vėlinės, iš tiesų jis žymiai daugiau veikia mūsų gyvenimus, negu daugam atrodo. Todėl, kad išėjusieji, jeigu jie yra išėję iš mūsų šeimos ir jiem lyg tai buvo nesugebėjom išgyventi tinkamo gedulo, nesugebėjom tinkamai atsisveikinti su jais, gali būti, kad mūsų viduje jų tiesiog trūksta. Bet kalbant apie išėjusių temą, sakysim, išėję šeimos nariai, kurių trūksta širdyje, iš tiesų jie žymiai daugiau veikia. Ir įdomus dalykas, pavyzdžiui, toksai. Kartais savo viduje jaučiam tam tikrą liūdesį arba ir nesuprantam, kodėl. Sunku džiaugtis gyvenimu. Šiek tiek liūdna arba lyg rankos vyra. Ir dažnai, sakykime, tai būna priežastis būtent ne to, kad mums trūksta motyvacijos, linksminimas, dar kažko tai. Dažnai tai būna viena iš priežasčių, kad trūksta kažko, kas yra amžinybėje.
Ir tai gali būti, kai kurie atvejai, vienas dalykas, tai gali būti, kad vaikystėje yra miręs brolis arba sesuo. Ir jie trūksta širdyje, net jeigu aš apie tai nieko negalvoju. Gali būti, kad mano mama yra palaidusi jaunystėje ir vaikystėje savo sesę arba brolį. Ir liūdesys esantis pas mamą gyvena ir dukroje. Tokiu būdu dukra... Nors jinai apie tai net nežino ir nematė to. Dukra gali net nežinoti, net nematyti, bet jinai gali tiesiog neštis mamos liūdesį, neštis mamos skausmą. Kodėl? Todėl, kad jeigu mamai trūksta mirusio brolio arba sesers, jinai savo vidumi lyg yra su juo, jo trūksta. Ir kartais su tokiu trūkumu žmonės gali likti visą gyvenimą, jis dalinai ne čia. Ir štai, mėly klausytojai, jeigu kartais bendram su žmonėmis, kalbam su jais ir jaučiam, kad jis su juo bendram, bet kažkaip tai jo dalis, jausmiškai jis ne visai čia, ne visai su mumis, tas žmogus. Tai gali būti viena iš priežasčių, kad jo dūšioje, jo vidiniam pasaulyje trūksta kažkokio žmogaus, kuris matyti jau amžinybėje. Tai gali būti vaikystėje miręs brolis, vaikystėje mirus sesuo, ar tėvelio, ar kažkas. Sakykime, ir štai, kad per vienas pavyzdys, sakykime, atėjo konsultacija vyras, suaugęs vyras, virš 45 metų, sako, kad nesuprantu, kas dedasi, trūksta jėgų. Trūksta jėgų ir kažkaip tai nori gyvenime kažką padaryti ir dabar susikaupia daug darbų ir nebepatempia. Taip, sakau, su įvairiais motyvaciniais, sakysim, relaksacijos, motyvacijos metodais galima tau padėti įsikvėpti jėgų, bet jeigu nesistatys tas pasisekėjimas, tai bus tik laikinai. Ir tu visą laiką turėsi save aktyvinti. Ir kai paklausiau, norėtum pasižiūrėti, kasgi iš esmės galėtų būti, kodėl trūksta jėgų. Kai aš paklausiau, o kaip tau jaunystėje, vaikystėje, ar tu jėgų, sakykime, netrūko, sako, taip, aš turiu daug jėgų, bet aš visą laiką jaučiau, kad mano potencialas didesnis negu yra jėgų. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą jis pajutė, kad jo potencialas lyg yra didesnis negu užtenka jėgų. Ir kada padarėm šeimos išdėstymą, tai tiesa, dar aš prieš tai paklausiau, o kaip tavo santykiai su savo šeimai, su savo vaiku? Sako, mano vaikas, apie ten 20 metais, atrodo, vaikas visas kompiuteryje, jam nieks neįdomu, jisai konfliktiškai su manim, su motina, piktai kalba, atsiliepinėja, provokaciniai atmetimai tokie, sakykime, jis ten savo pasaulį sudaręs, jis nenori, jam neįdomu nei mokslas, nei kažkas kita. Klausiu, o kaip tavo santykis buvo su savo tėvu, sako, irgi panašiai, bet dabar su sūnum sunkiau. Ir štai, kada padarom išdėstymą, pasimatė, kad, sakykime, jo sūnus vėlgi žiūri į kažką šalia tėvo. Jo sūnaus atstovas, to metodu žiūrint. Ir kai aš paklausiu, o kas gali būti šalia tavęs perasta? Sako, taip, pas mane buvo broliukas, kuris mirė, kai man buvo, atrodo, 1,5 metų. O jo tik gimęs broliukas vėliau mirė. Ir pasirodo, kad jo trūksta. Ir dar svarbus dalykas, kad palydinti vėlinį temą, taip kaip aš ką tik pasiūliau kiekvienam pažvelgti į močiutės likimą. Lygiai taip pat, jeigu mes turim kažkokį tai skausmą, gedulą ar liūdesį, ar tuštumą širdyje, kurios negalim užpildyti. Pažvelkime dabar į visus žmonės, kurie buvo ir mūsų gyvenime, kurie atėjo ir galbūt išėjo per anksti, nesvarbu sunkus ar lengvi likimai. Ir lygiai taip pat, kaip lankydavom kapus, pergyvenami dėl to, kad jie anksti mus paliko, jeigu mes leisime pažvelgti visus tos žmonės, kurių kapus aplankėme, ir pasakyti, ačiū tau už tavo gyvenimą, ačiū tau už tavo tuos metus, kuriuos tu buvai šiam pasaulyje, ačiū už tai, kad perdavė dalelį dūšios, dalelį sielos, dalelį savęs man. Tu esi manyje ir jūs visi esat manyje. Jeigu aš pažvelgsiu į savo rankas, į savo veidrodį, į savo vaikus, argi aš nepamatysiu dalelę savo mamos ir tėvo, brolio, sesers, kurie jau amžinybėje. Senelių ir senelės, dėdės ir tetos. Kiekvieno dalelė yra manyje. Jeigu aš pasakysiu taip, jūs visi esat manyje. Ir aš tai priimu. Ačiū už kiekvieną valandą, ačiū už kiekvieną dieną, ačiū už kiekvieną gyvenimą, kiek jūs sugebėjot, kiek likimas jums davė kaip dovaną. Aš jūs visus priimu. Deduosi visus į širdį su dėkingumu ir nešuosi į gyvenimą. Ir imu šitą gyvenimą kaip dovaną per jūsų visų gyvenimus pas mane atėjusią. Padarykime tai savo širdise, vidėkime žvakelę. Mes matysime, kas įvyks. Dažnai tai vyksta didžiulis stebuklas, kad visi tie, kur mums trūko, visi atsiranda mūsų širdise. Nes mes pradam žvelgti jų gyvenimus, kurie atėjo pas mane kaip dalis manęs. Šito aš jums linkiu.